Visi darykit, ką norite ir čia bus gerai. Nesako, kas vykdo mano dangiško tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. O. Dabar Marijos išaukštinimas tai ypatingas tuo, kad jinai tikrai vykdė Dievo valią, vykdė tobulai. Mes nesugebam tobulai vykdyti. Jeigu taip žiūrėt pagal sielos kainą, tai mes visi vienodos kainos. Ir Marija, ir Juozapas, ir Petras, ir Paulius visi vienodi. Bet pagal atsiverimą Dievui, tai rezultatas čia, bet esmė tai net negali pavadinti rezultatu. Bet pagal mūsų žvilgsnį Dievo į mus, tai mes visi vienodos kainos, visi verti. Plus Dievas kiekvienam turi savo uždavinį. Tai mergelės Marijos tas struktūra, ta tiesiog jos figūra, jin todėl turi išskirtinę vietą, kad Dievas norėjo tos išskirtinės vietos, kad mes turėtume į ką pasižiūrėti, paprašyti, užtarimą prašyti, verkti, raudoti, sakyti, motin pasigėlė. O šitoje vietoje vis dėlto išlieka labai tas svarbus niuansas. Dievas nėra žaisliukas.